2009 m. lapkritį Druskininkų savivaldybė panaudos sąlygomis Jovaišių kaimo bendruomeniai perdavė buvusios mokyklos patalpas naudoti kaimo bendruomenės reikmėms. Kadangi Druskininkų savivaldybė neturi galimybių sutvarkyti patalpų, kaimo bendruomenė ryžosi savarankiškai suremontuoti patalpas ir pateikė paraišką projekto Jovaišių kaimo bendruomenės aktyvios veiklos inicijavimas ir plėtimas finansavimui, prašydama lėšų statybinėms medžiagoms įsigyti. Galutinis rezultatas turėtų būti įrengti kol kas šitos dvi salės ir paskui įrengta jau sporto salė, gal netitinkantį reikalavimų, bet bent jau kaimo krepšinio komanda ir kalbėjom su Leipalingė, gal kartais Leipalingė, sakykime, kažkiek atvažiuotų kažkas, kad apjungt šiek tiek tuos žmonės bendram darbo, jo aktyvumas, kaip čia pasakius. Yra aktyvas ir yra pasyvas, kaip ir visur ir visose bendruomenėse, bet žmonės iš tikrųjų kiekvieną šeštadienį susirenka. Yra žmogus, kuris dirbo šiek tiek, sakykime, šitą židinių statė, tai paprastą dieną, sako, darbo neturiu, aš sako, galiu pasikrapštyti, čia šiek tiek pasikūrena, nelabai čia šilta, bet užtenka. Jovaišių kaimo bendruomenė buvusios mokyklos patalpas ketina paversti traukos centru ir ten plėtoti aktyvią veiklą. Iniciatyvą parodė patys Jovaišių kaimo gyventojai, kurie savaitgaliais savo jėgomis remontuoja patalpas, kurios bus pritaikytos bendruomenės reikmėms. Pastato paskirtis tai yra suvieninti kaimo bendruomenę, kaip jau, nes kad visi galėtų kažkur tai bendrai kažką daryti. O sakau, kaip ir minėjau, tai kaimo senoliai jau tikisi, kad būtų pašarvot, kad arti, kaip pinigėlių nekainuotų, ten už elektrą, už kažką, sakykime, kad susimokėtų, o jaunimas tikisi, yra tos jau tradiciniam tapę šventės kaip užgavėnė, sakykime, šiemet bandysim gal su Stračiūnų bendruomenė kartu kažkur susitikti, sakykime, tos užgavėnės, o šiaip, tai sakau, tom šventėm oninės vyksta kaip tokios joninės, vis tiek kaimo tos yra šventės, kurios nuo seno buvo, tik dabar bus paprasčiau viskas vykdyti, sakykime, turėsim patalpas, jeigu lietus ar kas, tai čia susirinkę, kaip vasarą, tai kažkur tai Piliakalnis tas vadinamas yra, ten susirenkam. Ar draugiškai yra Jovaišių kaimo bendruomenė? Bendrų požiūrių iš tikrųjų yra draugiška, nes žiūrint per šventės ir susirenka ir sakau, nebūtų draugiška, tai nevyktų, sakykime, ir tie projektai, visko būna ir pasiginčia ir visko, kaip ir kiekvienam kolektyve nėra namų bedumų, bet šiaip tai gan draugiška, sakykime, nėra, kad ten rietųsi, žinot, kaip būna pasidalinę į dvi dalis, vieni už tą, kiti už tą, vis tiek visai eina bendrai tą linkmę, sakykime, kurie, sakykime, gal šiek tiek netenkina, tai gal pasyviau į tai žiūri, kaip sakant, gal labiau tenkina, tai objektyviau viską padeda ir taip toliau. Jovaišių kaimo bendruomeniai priklauso apie 300 įvairaus amžiaus gyventojų, tarp jų yra ir jaunų šeimų. Kaimas yra gyvybingas ir perspektyvus. Iš tikrųjų, kaip ir visur yra nutekėjimas iš kaimo, tai ir vyksta turbūt tie projektai, aš manau, tos Europos Sąjungos šie pinigėliai ir viskas, kad pritrauk biškį, kad bent liktų tas, kas yra, nes, iš tikrųjų, tam kaime liūdna. Buvo liūdna, sakykime, ir yra dar šiai dienai žiūrint liūdna, nes, nei to darbo, sakykime, nei ką, tai dabar jau po 14 tarsi vėl naujos tos paramėlės bus, tai gal kažkokį jau skatins, jo amatus ir verslą, tai gal kažkokią darbo vietą susikurtų, dabar nuskatina dar tas atsirestauruoti, susibūrt, kaip sakant, susikurt, kad būtų kur ir kad kažkas vyktų, o paskui jau turbūt ir yra tas tikslas Europos Sąjungos, kad tą kaimą kažkiek išjudinti, paskui gal jai koks amatas ar versliukas kažkoks, tai ir tai užsiėmimas kaimo žmonėms. Gal koks verslininkas investuos kažką, tai gal nauda bus. Taigi, kol kas Jovaišių kaimo bendruomenės namuose intensyviai vyksta pastato rekonstrukcija, o netrukus ten bursi žmonės, o patalpos bus pritaikytos Jovaišiuose ir jų apylinkėse gyvenančių žmonių poreikiams.